Nu ką, paskutinį kartą pasiklausom šio nusekėjai įkainuto automobilio garso. O, tepalą jėda. Užvažiavom ant pakilos. Einam pažiūrėsim, nuo kur čia pradėsim pjauti. Bled, laikiklį, kurva, reikia nusipirkti. Ai va. Mata. Oi! O, čia priėjimas koks. Nedėkingas priėjimas. Reikės kažkur iš po dugnan pradėti krapštyti, bandyti. Okay. Pabandom pasigulti, pažiūrėti, ką rodo. Aha. Katalizatoriaus bačiokas pjovimo žymė nesimato. Ką gali žinot, gal ten yra negi dar kai ko. Na, lengvai dalis jau padaryta. A norit pasiklausyti? Gerai girdas. Užteks čia žaimuotis, rek darbautis. Sugalvojau daug nesipisiu, neraitysiu aš tų vamzdžių. Čia vat skylė hujekt, brr, brr, brr. Čia kažkaip skylė, čia gražiai šauna kaip kokiam sportiniam super duper automobiliui. Mums puikiai tik senasis mūsų nusekliai įkainuto automobilio. Amžinatilsi, pagirkim jį dabar tylos 3 sekundėm. Žaibo Makvyno. Čia išlenkimas, mums čia tokios vienos reik kumpinkos. Kumpinką mes, man atrodo, rasime, tada čia beleką privirinsim. Išvesim, dar pasidarysiu tokį kraniuką, kad galėčiau patylinti, pagarsinti patį kaminą. Kad per kulkozą tyliai pravarai, paskui į poligoną nuvarai, atsisuki ir tada davai. Kol kas viskas neblogai. Tad jodam į kitą epizodą. Visas skylės per kėbulą persipjovėm. Vamzdžių susipjaustėm, pasiruošėm, visas kumpinkas, viską. Dabar bereik pasidaryti mums, kaip minėjau, sklendę. Čiurkšt, kad galėtumėm pagarsinti, patylinti. Ir dabar aišku reikės apsipjauti. Išgręšim skylę. Čia vat kiaurai skylę. Kaip pečiuose kur būna. Kad tiek nebliautų kaip šėtonas. Nusitrynėm, prisivirinom, dar rūksta. Bet puikiausiai funkcionuoja. Belika čia biškis sprendžinikė, rankenikė. Ir galėsim eit matuoti ir virinti savo nusekėjai įkainuto automobilį. Garso sklendė gatava. Čia tokia skylutė. Čia vat mes montuosime mūsų garso sklendę. Tai pademonstruosiu kaip veikia. O taip pat turėtų veikti. Čia vat šitas galelis kišasi kažkur vat iš šitą vietų. Ir čia mums užsimaus kažkur vat šitas. Su viena kanopa, čia nieko nepaeina man varkyti. Vat va kažkaip vat. Va taip va. Tipo. Čia viskas yra tiek ant durniaus padaryta. Nu, bet čia mašina tokį ir ant durniaus.
Tuoj suvirinam, kursim, žiūrėsim, kaip čia bliauna. Primečiau šitais, kaip maždaug atrodo. Aišku, čia daug nesijuokit, aš pats žinau, kad čia ir viskas ant durniausi, čia ir tokia nesąmonė tas kamins, kad, nu, bet čia ir mašina pati ir nesąmonė. Tai va. Rin, čia reikia viską suvirinti, bet kas per Dubairis ir kad nebeužsived tas triperis ir aš čia neprikolinu. Nežinau, kas ir kodėl neužsived. Dabar pabandysiu. Gal panakties užsikurs, nežinau, kas ten buvo, gal užsisiurbė ar ką. Pabandom. Atsiminkit, kad čia tik 3 cilindrai teveik. Nu, būk žmogus užsikurk. Nu. Nu, jį neužsived. Nu, pizdėt viskam. Radau kažkokių laidų. Įtariu, kad juodi yra minusai. Raudonas ir žalias yra pliusai, nes yra pažymėta raudona juostelė. Ir kai pridedam prie žalio, kaukia siurblys. Siurblys dabar kaukia. Pabandom dabar biškį mes jį užvesti. Staigiai. Всё, bėda rasta. Pašims perku. Mūsų Akropovič išmetimas atrodo va šitaip. Dabar paklosime truputėlį kažko tai panašaus į stiklo vatą dėl visako, kad jog mums kažkas kažkur čia kažkaip neužsiliepsnotų mažą ką. Žinot, kaip nutinka. Dėl visako turėsime mašinoj porą gesintuvų. Nu, davai, tik nesakyk, kad tu nebelysi vidų. Kur tu dingsi, neįlingas. Ok. Čia, aišku, jūs nieko nemato, dabar ką aš darau. Всё. Aha. Beliko paskutinis privirinimas prie pačio kamino. Ir galėsim varyt pralėkt iki laukų. Jūs nepatikėsit, ką radau, kaip sutaisiau siurblį. Pirmą kartą gyvenimą matau tokią anekdotą. Žiūriu, čia vat kažkokią knopkę žiūriu. Pis paspaudžiu, kliukt, kaip saugiklis. Pasuku raktelį. Da, nu, šakės. Nu, tokių bairių dar nesu matęs. Всё, bolidas paruoštas testiniam važiavimui. Mausim bėž praliekti. Štai pirmas mūsų pasivažinėjimas ir kažkaip kondicionierius mūsų
atsisakė savo vietos. Sako, ai, man čia nereikia būti, geriau iškrisiu lauk. Kaip ten sakoma, su Fordu išvažiuosi, su autobusu parvažiuosi. Va tokie reikaliukai. Žiauriai žemas, priekis yra žiauriai žemas. Dar kas yra labai blogai, kad visiškai netraukia tą mašiną. Absoliučiai netraukia, žiauriai netraukia iš vis. Nu, nežinau, kaip čia bus. Šalts dar biški važiuoja, bet pašyla nuo šakės iš vis. 3 cilindrai teveikia. Va tokie reikalai su šito trantolu. Ką čia be padarysi? ZTEX. Ką tu galvoji, 16 voštų, man atrodo, kad čia ir 2 voštų tas variklis čia iš vis kaip įžas ant važiuoja. Taigi tiek šiam kartui. Kam patiko, spaudžiam laikus. Kam nepatiko, spaudžia dislaikus. Ir tiek žinių. Jei kam įdomu, tai visi pasivažinėjimai vyksta šiam kolkoze gyvenančio žmogaus, jam priklausančių žemiai. Tad gali čia nespangti. Iškart perspėjo apie jūs tokias nesąmonės. Ans nieko nesako, įda pas atvaro pasižiūrėti kartais. Tai va, tiek. Iki.